grįžtame prie tų pačių giliausių žmogaus slėpinių ir žmogaus santykio su Dievu slėpinių. Ir šventasis raštas žmogaus ir Dievo santykio drama prasideda pasakojimu apie santuoką, apie vestuves. Ir šventasis raštas, tai yra Dievo ir žmogaus santykio drama, baigėsi pasakojimu apie vestuves. Ir štai kažkaip santuoka, vyro ir moters santykis yra labai giluminis, kažkas labai svarbaus tame yra. Ir gyvename dabartinėme pasaulyje, kuriame tas ypač ryšku. Vakarų civilizacijos likimas pastatytas ant to, ar ši civilizacija sugebės užimti teisingą laikyseną vyro ir moters santykių atžvilgiu. Ir kol kas sekasi sunkiai. Dievas, istorijos viešpats, laiko istoriją savo rankose ir už tai mes krikščionys pasitikime, kad ir kas vyktų aplinkui, kad viskas yra Dievo rankose ir viskas bus gerai. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, tai mūsų vienintelis rūpestis yra, kad mylėtume Dievą. Bet tai, kas vyksta, yra labai dramatiški dalykai. Ir štai mes bandome savyje susigaudyti ir savyje atstatyti šitos pačius svarbiausiuosius dalykus. Pradžios knygos pirmosiuose skyriuose, kuriuose simbolinė kalba yra nusakyti patys svarbiausieji dalykai apie tai, kas yra žmogus ir kaip jis turėtų gyventi, kelis kartus naudojamas toks svarbus įvaizdis gyvybės medis. Prisimenat, Dievas sukuria pasaulį, tai reiškia pasodina sodą su gyvybės medžiu sodo viduryje. Ir kai žmogus nupuola, Dievas išveja žmogui sodo, tiksliau žmogus savo nuodėmę patraukia save iš Dievo artumo ir tada Dievas pastato sargybinį, kad žmogus neprieitų prie gyvybės medžio. 3 skyriaus pabaigoje Cherubas, angelas su ugnimi švytruojančiu kalaviju saugo prieimą prie gyvybės medžio, prie gyvenimo pilnatvės. Gyvybės medis yra gyvenimo pilnatvės šaltinis. Ir žmogaus istorija, religijų istorija, kultūrų istorija, civilizacijų istorija, žmonijos istorija yra nesibaigiančios pastangos rasti prieimą prie gyvybės pilnatvės, prie gyvybės medžio. Biblinė simbolinė kalba kalbant. Ir daugybę kelių žmogus išvaikščiojo. Visus faktiškai, nežinau čia dabar, ar visus įmanomus, ar ne visus įmanomus, bet tikrai labai daug išvaikščiojo. Kiek įvairiausių religijų, visokiausių filosofijų, visokiausių pasaulėžiūrų, nuo vieno kraštutinumo iki kito kraštutinumo. Ir visos jos nukreiptos viena linkme. Kaip rasti gyvenimo pilnatvę? Mes jos beprotiškai norime ir jaučiame, kad to nėra. Visi šitoje salėje, garantuoju, žinote, ką tai reiškia. Mes jaučiame, kad kažkoks stygius, kažkoks alkanumas, kažkokia tai tuštuma yra mano gyvenime, mano gyvenimo centre ir jinai neduoda man ramybės, verčia mane ieškoti kažko tai, aš net nežinau ko kitą kartą ieškoti ir aš bandau tą užpildyti. Aš ieškau gyvenimo pilnatvės. Ieškau prieimo prie gyvybės medžio. Ir štai šitame ieškojime prieimo prie gyvybės medžio yra kelios tokios svarbios sritys, kuriuose žmogus koncentruoja savo dėmesį. Puolęs žmogus. Prisimenat, labai svarbi supratimo, kas yra žmogus ir žmonija, kaip jinai funkcionuoja dalis, yra suprasti, kad žmogus, tai reiškia aš, ir aplinkui mane esantys žmonės, kurie yra geri žmonės, bet mes esam puolę žmonės. Ką tai reiškia? Daug ką tai reiškia, bet dalykas, kurį dabar noriu kreipti jūsų dėmesį, ypač tai yra, kad mano viduje yra išdavikas.
Mano viduje yra kažkas tai, kas mane nuolat, taip liaudiškai šnekant, paveda. Ir krikščioniškoji tradicija tai įvardina kaip trilypį geismą, trilypis geismas, trigalvis slibinas. Štai va tos 3 galvos, tos 3 sritys, kuriuose mano nuopuolis, faktas, kad aš esu puolęs žmogus, skatina mane veltui ieškoti gyvenimo pilnatvės. Tai yra akių geismas, kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. 3 stambios sritys. Kūno geismas yra įvairūs malonumai ir čia į šitą sritį papuola ir seksualinis malonumas. Tada akių geismas yra turtas ir valdžia ir gyvenimo puikybė yra savęs išaukštinimas, norėjimas, kad aš būčiau žinomas, gerbiamas ir garbinamas, galų gale garbinamas. Ir visi šitie 3 dalykai stovi savo esmėje ant teisingų ir gerų pamatų, nes ir malonumai yra geri, ir turtas savyje yra geras, ir valdžia yra Dievo duota žmogui, ir teisingas savęs gerbimas yra geri dalykai. Bet puolusio žmogaus tragedija yra tai, kad šitose srityse jisai bando ieškoti laimės, bet čia jos nėra. Gyvenimo pilnatvės, gyvybės medžio čia nėra. O puolęs žmogus, atsisakęs santykio su tikruoju gyvybės medžiu, žmogus užsispyrusiai bando rasti čia gyvenimo pilnatvę. Ir viena iš sričių, į kurią pakliūva tai yra seksualinė sritis, kur tikrai yra didelis malonumas, paties Dievo duotas, bet tas malonumas laimiai nepakankamas. Neužtenka. Laimė neužtenka turėti daug seksualinio malonumo. Ir vėlgi, dauguma iš mūsų esame jau patyrę gyvenimo pakankamai, kad žinotume, jog tai nėra tiesa. Žmonės, kurie, pažįstami, aplinkui pasidairę matome, tie, kurie sau leidžia šitoje srityje daug, jų veidai nerodo laimės. Tas tuščias veidas, užgesusios akys, ne, tai nėra laimė. Kažkas čia netvarkoja. Žmogus, kuris leidžiasi ieškoti laimės viename iš tų 3 geismų, kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybės, ten jos neras. Bet žmogus užsispyrusiai, puolęs žmogus, užsispyrusiai bando tenais pasigaminti laimę. Ir lyčių santykio srityje, vyro ir moters santykio srityje, tai įgauna daugybę istorinių formų. Ir vieną iš jų noriu jums paminėti. Vyras, dažniausiai vyras, nes istorija sako, kad dažniausiai dominuodavo vyriškas pradas, dažniausiai kultūra būdavo patriarchalinė, kartais matriarchalinė, bet dažniausiai patriarchalinė. Tai reiškia, puolusio vyriškumo dominuojamas pasaulis yra ir tame puolusio vyriškumo dominuojamame pasaulyje moteris, kaip sakiau praeitą kartą, tampa iš vienos pusės tampa priemonę vyrui siekiančiam prieimo prie gyvybės medžio, iš kitos pusės tampa dievaitė, sudievinta, nes jinai privalo duoti tą gyvybės pilnatvę. Ir skaitydami Senąjį testamentą mes matome giles ir dramatiškas šito sudievinimo pasekmes. Faktiškai, kai Izraelis įžengė į pažado žemę, tai reiškia maždaug kokie 1200 kažkelintieji, 50 metai prieš Kristų ir panašiai, nuo to laiko Izraelis labai stipriai susiduria su šita tendencija ieškoti laimės lytinėme santykėje. Ir tas lytinis santykis tampa sudievintu. Ir konkrečios dievybės, su kuriomis mes nuolat susidurime Senajame testamente ir pranašai kovoja prieš jas, yra Baalas ir Aštartė. Baalas yra vyriška prada įkūnijanti dievybė, Aštartė yra moteriška prada įkūnijanti dievybė, seksualumą įkūnijančios dievybės.
ir susikuria ištisa sistema, ištisa religija, kurios centre yra seksualinis santykis. Ir Balas yra tą puolusį vyriškumą, tą labai kietą vyrą, karį, reiškia galingas karys, kuris eina per savo priešų ir apskritai per visų galvas. Ir Aštartė yra ta ypatingo grožio, reiškia moteriška dievybė, graikų kultūroje tai yra Afroditė, romėnų Venera, reiškia tas pats pradas, jisai įgauna skirtingus veidus, skirtingus vardus skirtingose religijose ir kultūrose. Ir kai jūs skaitote Seną testamentą, ten, kur susidurite su dievaičiais, su kitais dievais, įdėkite skaitydami žodį vertybė, bus aiškiau. Įgausite naujo aiškumo, apie ką ten kalba eina. Nes kartais susidaro toks įspūdis, kokios nesąmonės čia jie kažkokiem tai dievaičiams lenkiasi. Tie dievaičiai įkūnyja vertybės, kame puolę žmogus bando rasti laimę. Ir didelė dalis tų vertybių yra susijusios su seksualumu. Faktiškai visose religijose yra dievaičiai arba dievaitės, kurie įkūnija tas seksualinės vertybės. Jos yra vertybės, bet ar jos yra pakankamos laimiai? Ir, kaip praeitą kartą sakiau, faktiškai tai, ką mes matome mūsų kultūroje, vakarų civilizacijoje dabar, yra Balo ir Aštartės sugrįžimas. Senieji dievai nemirė, rado progą ir mūsų sueižėjęs paviršius mūsų kultūros sudarė sąlygas ir jie lenda į paviršių, lenda į viršų. Mūsų krikščioniškumas paaiškėjo, kad yra per plonas ir netvirtas ir suskeldėjęs. Ir dabar tai, kas dabar vyksta seksualinės srityje, šeimos griovimo srityje, net prieš 10 metų dar būtų buvę sunku patikėti, kad tai gali būti. Čia yra tai, kas gerai žinoma. Pasaulio religijose tai yra gerai žinomi šitie procesai, šitos vertybės. Na va, ir dabar ką man daryti? Nes aš kaip puolė žmogus, manyje gyvena tas trilypis geismas ir ką tai reiškia? Netgi krikščionis, čia susirinko krikščionys. Nedaug kas ateina į šitą salę trečiadieniais, pirmą mėnesio trečiadienį, nebūdamas sąmoningas krikščionis. Kurie atėjo, tai labai gerai, juda į tai žmogus. Dauguma čia yra jau gerokai nukeliavę kelionę. Ir visi mes, aš taip pat, mes patiriame, net ir būdami krikščionys, mes patiriame tą trilypį geismą. Tai yra giliai manyje tūnantis manimas, kad laimė yra įmanoma kažkokiu tai būdu gauti to trilypio geismo patenkinime. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Ir dabar neseniai skaičiau tokią meditaciją apie Kristaus gundymus. Kristaus gundymai dykumoje, kai demonas jam sako, aš tau atiduosiu visas pasaulio karalystės. Ir Kristus atstovi šitą gundymą. Ir tas autorius, kur tą meditaciją parašė, sako, dabar mums visai verta būtų pamastyti, mums demonas nepasiūlys visų pasaulio karalysčių. Kaip sakant, jisai gerai žino pirkėjo perkamąją galią. Ir tada klausimas, už kiek mane galima nupirkti? Ir jisai tas autorius sako, tiesą sakant, daugumą mūsų nupirktų už, ten anglas buvo, tai sako, už kokius 5000 svarų per metus, ko gero nupirktų. Daliai užtektų ir mažiau. Tai dabar didžiosios savaitės kontekste visai verta pamastyti, už kiek mane nupirktų. Kitaip sakant, kiek man pasiūlytų ir aš sakyčiau, gerai.
Rašytojas Bernardas Šau, apie jį toks pasakojimas, nežinau ar tiesa ar netiesa, bet jisai yra reikšmingas pasakojimas. Nesimenu šitai grupė lygtai nepasakoju šito. Sako, aš pasakoju, prašau, ne? Sako, reiškia, jisai keliauja turi kruizą tropikų jūroje, nuostabų kruizą, prabangus laivas, vakaras ir kavinėje laive jisai sėdi su puikia, gražia, simpatiška moterimi ir jie įsitraukia į gilų, reiškia, pokalbį nuostabų ir tam tikrų metų Bernardas Šau pasilenkė ir sako, ar jūs sutiktumėt su manim permiegot šiandien už $10 000? Ir jinai sako, gerai. Tada jisai sako, apsigalvojau, už 10 centų. Ką jūs mane prostitutė laikote? Sako, tai jau įrodyta, dabar kalba eina tik dėl kainos. Grubokas pasakojimas, bet tiesą sakant, kai aš paskaičiau, aš taip rimtai susimaščiau, kad aiškiai man nupirkti nereiktų viso pasaulio karalysčių. Ir tada, kas yra tas manyje esantis kažkoks tai išdavikas, kažkoks tai gundytojo sąjungininkas, kuris reiškia laukia pasiūlymų ir kai jisai gaus gerą pasiūlymą, jis pradės labai aktyviai veikti, sakydamas taip, imk, nežioplinėk, daugiau gali nepasitaikyti. Tas trilypis geismas. Ir iš jo išsivaduoti reikalinga pagalba, kurios mes savo jėgomis neturime. Žmogus yra nepajėgus. Aš esu nepajėgus. Ir joks žmogus yra nepajėgus nustoti ieškoti laimės ten, kur jos iš tikrųjų nėra, negali būti. Reikia ieškoti kažkaip tai kitaip ir kažkur tai kitur. Ir štai Dievas per šimtmečius ir tūkstantmečius veda žmoniją pačiais įvairiausiais, leidžia žmonijai eiti pačiais įvairiausiais keliais, kol galų gale laikų pilnatvėje atsiranda žmonių grupė ir labai nedidelė grupė, kurie yra pajėgūs sakyti, Dieve, veik tu, aš negaliu. Ir tai yra Marija. Štai aš Viešpaties tarnaitė, veik tu. Tebūna man, kaip tu nori. Štai šita sugrūdusi ir nuolanki širdis yra ta pozicija, nuo kurios Dievas gali pradėti dovanoti žmonijai pergalę. Ir tada ateina nugalėtojas. Į žemę ateina nugalėtojas. Jisai nugalė blogį, šėtoną, mirtį, nuodėmę, savyje nugalė. Ir mes kaip tik dabar esame tame laike, kada apmąstome jo lemiamą mūšį, kuriame buvo šita pergalė pasiekta. Nes žydai, Jėzus buvo žydas, veikė tarp žydų, Judėjoje, žydai laukė gelbėtojo, jie laukė išvaduotojo. Ir turėjo specialų vardą jam, terminą Mesijas, pateptasis. Ir Jėzaus gyvenimo laiku bent dalis žmonių, jo artimiausi mokiniai, bendražygiai, pradėjo įtarti, nujausti, matyti, kad jis yra Mesijas. O jo priešai bijojo, kad tai nebūtų tiesa, kad jis yra Mesijas. Ir buvo vienas kriterijus tą patikrinti. Labai paprastas. Mesijas negali mirti. Mesijas yra pergalingas prieš mirtį. Mirtis jam neturi galios. Ir tada jo priešai sako, pažiūrėsim. Ir didįjį penktadienį įvyksta
tai, kas atrodo kaip jo priešų triumfas, o Jėzaus mesijo pralaimėjimas. Jis ne mesijas. Jeigu jisai mirė, jeigu mirtis jį nugalėjo, jis ne mesijas. Ir aišku, Velykų sekmadienio netikėtumas. Mirtis jo nenugalėjo. Bet ne taip, kaip tikėjosi jo mokiniai ir bijojo jo priešai, kad tiesiog jisai nemirs. Bet jisai priima mirtį ir ją susprogdina iš vidaus. Ir mirties dantys yra išmušami. Jinai yra bedantė, jinai dabar neturi galios. Jinai baisi senė, jinai gazdina, bet tie, kurie žino tiesą apie ją, nustoja jos bijoti. Jinai yra tik tai vartai. Ir apie Pranciškų Asižietį toks pasakojimas yra, sako, tu jam nieko negali padaryti, Pranciškui. Jeigu jam neduosi maisto, jisai pasninkaus. Neduosi jam, kur miegoti, jisai budės. Vigiliją laikys viešpaties garbė. Jeigu tu jį užmuši, tu jam tik tai atversi kelią į gyvenimo pilnatvę. Viskas, nėra ką tokiam žmogui, viskas, jau jisai nugalėjo. Jau jisai, kas jam beatsitiktų, viskas jam išeina į gerą. Įsivaizduoju, kaip apmaudu anai pusiai. Jeigu tu duosi jam valgyti, jisai garbins Dievą, ačiū Dievui. Neduosi valgyti, jisai Dievo garbei pasninkaus. Ir viskas išeina į gerą jam. Ir štai Jėzaus pergalės didybė yra tikrai šiurpą kelianti, ta pergalės didybė. Ar prieš keletą savaičių, man atrodo, buvo skaitomas skaitinys, dabar neprisimenu, ar sekmadienį ir šiokiadienį, skaitinys iš Seno testamento, kur nekaltai apkaltinta moterį Siuzaną veda užmušti akmenimis. Ir vienas išmintingas jaunuolis Danielius, Dievo įkvėptas, demaskuoja tų sukčių, tų dviejų ištvirkėlių, kurie norėjo ją, nužudyti, kėslus, ir jie yra nužudomi, tie du sukčiai. Ir nežinau kaip jums, bet man, aš galvoju, taip jiems reikia, ne? Ir tada Naujasis testamentas pasakoja kitą pasakojimą apie moterį, kuri šį kartą buvo tikrai kalta ištvirkavimu ir svetimavimu. Ir pergalė yra kitokia. Pergalė yra didesnė. Kokia ta pergalė? Ta moteris, kuri tikrai buvo kalta, jinai sugrįžta į gėrį. Nežinau kaip jums, man va tik tai tada staiga tapo aišku Jėzaus pergalės didybė. Ką jisai duoda? Jėzaus pergalės didybė yra ne tame, kad jisai nubaudžia kaltuosius, kurie tikrai yra niekšai ir jie yra verti bausmės ir kančios ir galbūt net ir amžinojo pasmerkimo. Jeigu aš būčiau teisėjas, tai nebūtų gerai. Taip reiškia, aš kai užpykstu kartais, tai... Bet Jėzaus pergalės didybė yra ta, kad jisai tą niekšą jame prabudina, gėrį. Ir jisai turi šansą tapti geru, ateiti į dangų. Ir tada vyresnysis sūnus, o čia sėdi nemažai vyresniųjų sūnų, ir vienas prieš juos stovi. Jisai truputį pradeda erzintis dėl to ir paaiškėja, kad jame pačiame dar toli gražu iki dangaus karalystės. Aiškiai, ten yra kita karalystė. Tai štai Jėzus. Jėzus yra Dievo pergalė, tikrai viršijanti visus įmanomus įsivaizdavimus. Kažkuris prezidentas JAV, neatsimenu, kuris gal koks Rooseveltas ar koks Vašingtonas, ten iš pirmųjų tų prezidentų, pasakęs tokią mintį yra, kad geriausias būdas nugalėti priešą yra paversti jį savo draugu. Tai va štai ką Jėzus pajėgia padaryti. Jisai pajėgia
tą žmogų, kuris yra Dievo priešas, jį, reiškia, prakalbinti pačiam giliausiam lygmenyje ir paversti savo draugu. Jėzus yra gyvybės medis. Ar gal tiksliau, jis yra to gyvybės medžio vaisius. Ir kiti tada įvaizdžiai. Marija yra gyvybės medis ir kryžius yra gyvybės medis. Gyvybės medis įgauna kryžiaus formą. Tai, ką mes dabar mąstome per šią didžiąją savaitę, tai ir yra. Gyvybės medis išdygo šioje žemėje. Ir žmogui pagaliau atsivėrė kelias prie gyvybės medžio. Ir tai yra kryžius. Ir vėlgi čia kita tema yra, bet tie iš mūsų, kurie norime žengti Kristaus mokinių keliu, mokinystės keliu, mes neišvengiamai turėsime eiti per kryžių. Kristus be kryžiaus nėra randamas ir mūsų gyvenimo įvairiausios negandos yra dalis to. Ir kai tai atrandame, po truputį tose negandose mes matome Dievo apvalančią, išgydančią ranką, nors kartais gali būti labai ilgai ir labai sunku iki šito ateiti. Ir visi mes gyvename sunkiu laiku, sunku, nėra lengvo gyvenimo. Lengvą gyvenimą, tie, kas siūlo lengvą gyvenimą, labai atsargiai su jais. Kažkaip man paskutinės kelios savaitės niekaip neišeina iš galvos pasaka apie Pinokį. Prisimenat pasaką apie Pinokį? Toks medinukas Pinokis, šaunus, mielas, judrus berniūkštis, turi 5 auksinius pinigėlius. Ir jisai pilnas gerų ketinimų eina į mokyklą. Buratinas tas pats, tai Pinokis Buratinas. Ir jisai pakeliui sutinka Katiną ir Lapiną. Ir Lapinas sako, oi, Pinoki, kokie gražūs tavo auksiniai pinigėliai. Ar norėtum iš jų pasidaryti 2000 pinigėlių? Norėčiau. Tai tau reikia eiti į kvailių šalį. Kvailių šalyje yra toksai stebuklų laukas. Užkasus jame vieną pinigėlį, iš ryto išdygs medelis, vietoj lapų apkibęs auksiniais pinigėliais ir tau beliks nusiskinti. Pinokį, laimė yra pasiekime be pastangų. Svarbiausi ir didžiausi dalykai gyvenime pasiekime be pastangų, jeigu tu būsi pakankamai gudrus. Jeigu nori, būk kvailas ir sunkiai dirbk, vark. Ir, rezultate, žinai, pasižiūrėk į savo tėvą Džepetą. Atsimeni? Jeigu nori, gali šito keliaiti. Ir mes gyvename Pinokių pasaulyje. Masinė kultūra nuolat šitą sako. Sako, tu tik nebūk kvailas, neinvestuok jokių pastangų. Aiškiai, keliauk į kvailių šalį, į kvailių šalyje lengvai pasiek laimę. Va. Tau reklaminėme skyde rodome būdą, kaip tą padaryti. 1 skydas, 2 skydas, 3, 5, 10. Ir tai veikia, dėja tai veikia. Jono Evangelijos 10 skyriuje Jėzus sako svarbius žodžius. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Apstus gyvenimas, gyvenimo apstybė, pilnatvė yra Jėzuje Kristuje. Mes, krikščionys, turime neįsivaizduojamą privilegiją. Mes turime prieėjimą prie gyvenimo pilnatvės, prie gyvybės medžio. Ir va šitame kontekste, šitame prieėjimo prie gyvybės medžio, tai yra tapimo Jėzaus mokinio, susitikimo su Jėzumi ir tapimo jo mokinio situacijoje gali prasidėti, būtinai prasideda tavo atstatymas ir mano atstatymas, tavo vyriškumas, tavo moteriškumas, prasideda jo restauracija, atstatymas, susitikus su gyvybės šaltiniu. Ir dabar, kaip tą vyro ir moters santykį sutvarkyti? Kaip padaryti, kad jie vienas į kitą žiūrėtų ne vartotojo akimis, o bendrystės siekiančiomis akimis. Kaip tą padaryti? Turbūt jiems reikia labai susiimti, pasistengti, paskaityti gerų knygų
nueiti į keletą seminarų apie šeimos santykius, pasikonsultuoti su psichologais ir daryti, tiesiog daryti. Neišeis. Reikalinga pagalba iš aukštybių. Mums reikalingas susitikimas su Dievu. Tam, kad įvyktų mano perkeitimas. Reiškia, vyro ir moters santykio problema yra sprendžiama ne šitame santykyje, o kiekvieno iš jų atskirai santykyje su Dievu. Turi įvykti atskirai vyro transformacija ir atskirai moters transformacija, kad jie taptų naujais kūriniais. Kitaip tai bus tik tai laikina, dalinis dalykas. Galima taip susimti ir tą gyvenimėlį taip prakęsti. Prakęsti, nepridaryti daug nesąmonių, taip kažkaip galima. Bet tai tikrai nėra tai, kam žmogus yra sukurtas. Žmogus yra sukurtas daugiau. Ir mes tą žinome, mes to norime, mes norime gyvenimo apsčiai. Apstumo norime. Ir tragedija įvyksta tada, kai žmogus netenka vilties turėti tą apstumą ir tada jisai nueina iliuzijos susikūrimo keliu. Tada jisai kūrėsi iliuziją apie apstumą. Ir tai tos iliuzijos yra labai gausios ir įvairios. Faktiškai tiek, kiek esame nusidėjėliai, mes visi gyvename, visi kūrėmės tas iliuzijas. Tokį esu nuodėmės apibrėžimą man patikusi kažkada radęs. Nuodėmė yra užsispyręs bandymas patirti tai, ko nėra. Patirti iliuziją. Nuodėmė visą laiką yra susijusi su netiesa, su iliuzija. Ir aš bandau, pačiupti, paragauti, paturėti tai, ko nėra. Kažkokia tai iliuzija. Ir matai, jeigu aš savo gyvenime vaikausi tuštybių, to, ko iš tikrųjų nėra, kas yra tik tai fantomai, tai mano gyvenime tuštybės daugėja. Ir po kurio laiko pradeda labai skaudėti vidų, nes tenais labai tuščia, daug tuštumos, nes aš labai daug vaikiausi tuštybės. Ir tas tuštumos jausmas, gali mane skatinti labai, labai kreivais keliais eiti. Tas skaudėjimas viduje. Taigi reikalingas vyro ir moters susitikimas su Dievu, kuris padarė save prieinamu, kuris atėjo į šią žemę kaip Jėzus Kristus, ir tada prasideda ėjimas keliu, kuris jau veda į gyvenimą. Ir tas kelias yra mokinystės kelias. Ir tenais galime jau kalbėti apie kokybiškai naują santykį tarp vyro ir moters. Jau nevartotojišką santykį. Bet vėlgi, negalvokime, kad būdami krikščionys ir jeigu susirandame antrą pusę, irgi krikščionį arba krikščionę, ir susituokėme, tai jau viskas tiesiog bus nevartotojiška ir jau tokia bendrystė nuostabi. Ne, nes esame nusidėjėliai ir reikalinga bus kova iki gyvenimo pabaigos. Tai dabar Jėzus atėjo į šią žemę, kad mus padarytų, kad sugrąžintų mums dieviškąją įsūnystę ir įdukterystę, kad mus padarytų Dievo įvaikiais, kad atstatytų ir viršytų tai, ką žmonija prarado per nuopolį. Ir ta dieviškoji įsūnystė yra pagrindas, įvaikystė yra pagrindas viskam kitam. Mes tampame princais ir princesėmis. Ir dabar yra toksai vienas krikščioniškas terminas, kurį mes nuolat girdime ir šventajame rašte, ir mišiose, ir visur, yra šventumas. Faktiškai čia yra esmių esmė. Jėzus atėjo į šią žemę, kad mus padarytų šventais. Ir dabar klausimas jums. Ar norite? Ar norite būti šventi? Arba dar galima paklausti aštriau. Ar norite, kad jūsų vaikai būtų šventais ir šventaisiais? Dar konkrečiau.
Tai kai kurie žino šitos mano spastus. Ir esu tikras, kad didelė dalis iš jūsų autentiškai jau šitą klausimą esate svarstę ir norite. Žmonės nenori būti šventi, netgi tie žmonės, kurie sekmadieniais į mišias eina, aš spėju, kad gerokai virš pusės nenori būti šventais, nes jie neteisingai supranta, kas yra šventumas. Jie mano, kad šventumas tai reiks labai daug kentėti ir gyventi siaubingai nuobodų gyvenimą. Jau šventumas tai šakės, reiškia jau nūda šventasis, toksai, nedaug svietė su juo, pavyzdžiui, keliauti kur nors automobilyje su šventoju, tai jau numirsi iš nuobodų. Ir tai yra netiesa. Reiškia, šventumas dėl kentėjimo. Kentėti reikės šiaip ar taip. Visiškai būkime ramus. Ar tu tiki ar netiki, ar nori būti šventas ar nenori būti šventas, kentėsime neišvengiamai ir daug. Tik tai klausimas yra, kaip tą kentėjimą primsi. Ir tai žmogus, kuris yra atsigręžęs į Dievą, kentėjimas jo nesugriauna, o netgi daugiau. Kentėjimas yra kaip variklis jį stumiantis link Dievo. Kaip Pranciškui. Tu gali suteikti jam kančią, jisai tuo pasinaudos pozityviai. Tu jį gali, pavyzdžiui, neduoti jam valgyti, ar neduoti miegoti, ar gali jį sumušti, ar kažką tai kitą. Jisai panaudos tą kaip kurą varikliui link Dievo jį judinti. Tai štai šventumas. Ir šventumas yra tas pagrindinis atspirties taškas, manau, tolesniam kalbėjimui. Nes vyro ir moters santykiai priklauso krikščioniškojo gyvenimo sričiai, kuri yra vadinama moralė. Tai yra elgesys. Krikščioniškasis elgesys, moralė. Pats žodis moralė yra nebūtinai krikščioniškas terminas, moralės gali būti įvairios moralės. Tai yra vertybės ir reiškia elgesio modeliai, elgesio gairės. Tai yra moralė. Ir gali būti, pavyzdžiui, tarybinė moralė, tarp kitko komunizmo statytojo moralinis kodeksas, kurį kai kurie iš mūsų esame visai rimtai panagrinėję. Ir šitoje salėje yra žmonių. Aš tai studijavau visas TSKP istorijas ir mokslinius komunizmus ir ateizmus. Aš neprisimenu, kad būčiau skaitęs tą moralinį kodeksą, bet tikrai prisimenu, reiškia, skaičiau apie jį. Ir kaip aš dabar matau, tai yra labai labai aukšta moralė ir tarp kitko labai krikščioniška. Tik tai kažkokiu tai stebuklingų būdų reikia visą tą moralę įgyvendinti be Dievo. Kažkaip tai reikia būti labai geram ir altruistiškam be Dievo. Ir viena iš problemų yra tai, kad yra neįmanoma pagrysti moralės niekuo kitu, tik tai antgamtiniu pasauliu, antgamtiniu gyvenimu arba Dievu. Jeigu mes pastatome moralę ne ant kažko, kaip, pavyzdžiui, sovietizmas. Jie turėjo tikrai labai teoriškai labai aukštą moralę, bet ant ko jinai stovėjo? Tiesiog reikia būti geram. Tiesiog reikia būti neegoistui. O kodėl? Tiesiog reikia. Dėl visuomenės gėrio. Ir tai yra nepakankamas paaiškinimas. Ir netrukus mes didelė dalis čia sėdinčių žinome, kaip vyko ta palaipsnė korupcija ir galų gale kokiam 80-metyje jau niekas netikėjo ir buvo vien apsimetėliai. Buvo labai nedidelė dalis dar žmonių, kurie nuoširdžiai tuo tikėjo, bandė tą įgyvendinti. Reiškia, ta korupcija paaiškėjo, kad trilypis geismas, kuris lygiai taip pat sėkmingai veikė ir komunistuose, ir katalikuose, ir kame tik nori, jisai yra tas pats. Žmogaus prigimtis yra ta pati. Tas trilypis geismas veikė ir komunizmas neturėjo jam vaistų. Ir partijos, vyriausybės, visokie tenais sekretoriai, visa kita, dėja, žinome gerai, kokį gyvenimą gyveno. Šitose trijose srityse. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Ir po kurio laiko ta sistemėlė tiesiog subyrėjo. Tai štai krikščionys pagrindžia savo elgesio normas, savo elgesio vertybės, savo santykius su Dievu. Kitaip sakant, krikščioniškas elgesys yra įmanomas tik tai žmogui,
kuris susitiko su Dievu, susitiko su Jėzumi. Krikščioniškas elgesys, krikščioniškoji moralė yra elgesys žmogaus, kuris susitiko su meile ir tiesa. Ir todėl tapo pajėgiu ir norinčiu tai įgyvendinti savo kasdienybėje. Ir tai nueina taip pat ir į šitą sritį, lytiškumo sritį. Žodis šventumas, kad teisingai suprastume, tai įdėkime vietoj jo sinonimą – laimingumas. Šventumas yra laimingumas. Tai kai šventose mišiose mes girdime ir padaryk mus šventais, tai iš karto įdedame kitą žodį ir padaryk mus laimingais. Nes šventumas ir yra laimingumas. Tikrasis laimingumas, čia ne mano mintis, čia yra Tomo Akviniečio, paties didžiausio bažnyčios teologo mintis, tai yra laimingumas. Ir dabar einant specifiškai į vyro ir moters santykių sritį, šventumas toje srityje įgauna konkrečią išraišką, turi konkretų pavadinimą ir tai yra skaistumas. Skaistumas. Na va, tai nežinau, jeigu dar jūsų nesuklausęs, tai dabar paklausiu šitą klausimą. Ar norite būti skaistus? Ir ne šiaip savo, bet 100% skaistus. Va. Ir rankų nekelkit, nes yra filmuojama. Bepigu ten Antanui už kameros kelti rankas. Bet skaistumas šiandien yra viena iš pačių nenorimiausių dorybių. Žmonės nenori būti skaistus. Ir priežastis yra ta pati. Jie nežino, ką tai reiškia. Nes skaistumas, išverskime tada į žmonių kalbą, ką tai reiškia. Tai yra laimingumas lytinėje srityje, seksualinėje srityje. Na va, ir jeigu mes performuluosime klausimą šitaip, ar norite, kad jūsų vaikai būtų 100% laimingi seksualinėje srityje? Arba galit savo, ar aš pats, aišku, neįmanoma kitaip. Mes tik tai to ir norime, mes norime laimės savo ir savo vaikams. Tai skaistumas yra laimingumas seksualinėje srityje. Šita dorybė sutvarko tavo seksualinę sritį pagal kūrėjo planą. Seksualinės srities sutvarkymas pagal kūrėjo planą yra skaistumas. Na va, ir dabar pasitikrinkime. Ar aš noriu, kad mano seksualinė sritis būtų sutvarkyta pagal kūrėjo planą? Ir ką tai reikštų? Ką reikštų, kad mano seksualinė sritis būtų sutvarkyta pagal kūrėjo planą? Ir va šitoje vietoje labai aiškiai pasirodys, ką mes manome apie kūrėją. Na va. Ir kągi mes manome apie tą kūrėją? Prisimenat, turbūt pasakojau tą iš C.S. Lewis, tiesiog krikščionybė. Jis ten rašo apie vieną berniuką, kuris paklaustas, kaip jisai supranta Dievą. Sakė, Dievas yra tokia būtybė, kuri nuolat sukinėjasi aplinkui ir žiūri, kad mes maloniai neleistume laiko. O jeigu tik pamato, tai stengiasi tam sutrukdyti. Ar aš noriu, kad mano seksualinė sritis būtų sutvarkyta pagal kūrėjo planą? Ir va šitoje tai labai stipriai turėtų pasirodyti, ką aš manau apie tą kūrėją. Ar jis nori man laimės? Tikros, pilnos, didžiulės, ekstatinės laimės pilnatvės. Ar jis to nori? Ar vis dėlto man laimę siūlo Balas ir Aštartė galbūt? Jie turi savo rėmėjų ir advokatų labai gausių. Visa masinė kultūra ir masinės, reiškia, televizija, internetas yra faktiškai jų rankose. Ir mums siūlomi laimės receptai gausūs, įvairūs, be galo patrauklūs. Pornografinė medžiaga, dabar neprisimenu tiksliai procentų, bet neseniai girdėjau statistiką, neatspėsite, kokį procentą iš pasaulyje siunčiamų internetu failų sudaro porno failai. Aš tiksliai neprisimenu, bet ar ne 30%
visų pasaulyje siunčiamų failų užima šita siaura sritis. Štai kaip žmogus bando šitoje vietoje rasti laimę. Ir nereikia daug išminties apsidaryti aplinkui, kad matytum, kad Pinokis neras kvailių šalyje laimės. Kad šitų būdu savo auksinius pinigėlius kelis jisai turėtų leisti apyvartą kitų būdų. Bet Lapinas labai jau patraukliai sako, Pinokį, paklausyk, kvailių šalyje yra toks stebuklų laukas. Dilema, čia yra dilema. Ir mes esam kovos lauke. Ir vyro ir moters santykiai labai žiauriai šitoje vietoje yra išbandomi. Gyvename šeimų maro laikais. Šeimos, jau ne krizė, jau maras yra. Dėl ko? Dėl to, kad žmonės neturi savyje tvirtų struktūrų. Jie neturi tvirto žinojimo, kas yra žmogus, kaip žmogus turėtų gyventi, kaip žmogus turėtų būti laimingas. Ir už tai, kai koks nors Katinas arba Lapinas prieina ir sako, klausyk, laimė yra ne visai tuo būdu, kaip tavo tėvas Džepetas tau siūlė. Yra kitur. Ir kai daugybę kartų vis kitokiom formom yra maitinamas manyje esantis tas trilypis geismas, tik laiko klausimas, kada aš palūšiu. Aš turiu kažkaip tai kitaip kovoti, turiu nutraukti šitą maitinimą ir reikalinga dvasinė kova. Bet tam, kad aš kovočiau dvasinę kovą, aš turiu būti karys. Tam, kad būčiau karys, turiu būti įsirašęs į armiją. Įsirašyti turiu būti įstojęs į armiją. Įstojimas į armiją yra sąmoningas apsisprendimas. Mus į armiją, į Kristaus armiją negali įrašyti mūsų močiutė, pavyzdžiui. Arba mama. Nieko nebus. Tik tai aš pats tą galiu padaryti. Aš labai norėčiau, aš turiu 3 vaikus, aš labai norėčiau, kad aš galėčiau juos įrašyti į Kristaus armiją. Negaliu. Aš galiu bandyti taip gyventi, kad jie norėtų įsirašyti, stengtis, bet aš negaliu įrašyti. Reikalingas įsirašymas į Kristaus armiją. Ir tai yra vadinamasis įtikėjimas. Įtikėjimas, savęs atidavimas Jėzui viešpačiui. Tai per šias Velykas, kai Velyknaktyje, daugumai iš jūsų dalyvausite Velyknaktyje, kas nedalyvausite, nieko tokio, sekmadienį prisikėlimo mišios bus. Gerai pasvarstykime krikšto pažadus, nes Velykos yra tas pagrindinis laikas, kada mes turime apsvarstyti pačius svarbiausius pamatinius dalykus. Ir jie yra išreiškiami krikšto pažaduose. Ar tu tikrai išsižadė Baalo ir Aštartės vilionių? Ir kaip atrodys tas išsižadėjimas tavo gyvenime? Ką reikėtų daryti? Ką reikėtų padaryti dar, kad tikrai išsižadėtum? Kaip savo aplinkoje neleisti Baalui ir Aštartei kalbėti? Kaip tą Lapiną ir Katiną užtildyti? Nes jeigu leisiu jiems kalbėti, yra tik laiko klausimas, kada aš palūšiu. Turiu neklausyti, ką jie sako. Ir aš tikrai tikiu, kad Jėzus yra gyvybės medis ir atsiduodamas jam ir paklusdamas jam, aš einu į gyvenimo pilnatvę. Tai va čia yra velykiniai klausimai. Jėzus sumokėjo didelę kainą. Siūlau pažiūrėti ir daugumą, turbūt visi esat matę Kristaus kančią. Teologiškai labai stiprus filmas. Labai ir meniškas filmas. Verta jį pažiūrėti karts nuo karto, pavyzdžiui, per Didžiąją savaitę mes katechumenate rodome kiekvienais metais šitą filmą. Arba siūlome žmonėms pasižiūrėti, kad jie savarankiškai pasižiūrėtų. Jėzus sumokėjo labai aukštą kainą. Jisai atėjo gelbėti manęs, atėjo mane ištraukti iš degančio namo ir gaisrininkas, gelbėdamas mane, žuvo. Paaukojo savo gyvybę, gelbėdamas mane. Tam, kad aš turėčiau gyvenimo pilnatvę, kad man atvertų kelius į gyvenimo pilnatvę.
Tai mano atsidavimas Jėzui gelbėtojui yra tas pirmasis įsirašymo į armiją žingsnis. Vėliau prasidės kovos. Visų pirma, mano širdyje, mano gyvenime tos kovos vyksta. Ir su Jėzumi mes esame daugiau negu nugalėtojai, sako apaštalas Paulius, bet reikia kovoti, turėsime kovoti. Tai štai vyro ir moters tas gyvybiškai svarbus santykis, kuriame tikrai sprendžiasi žmogaus ir žmonijos esminiai klausimai čia yra. Bet laimė šitoje srityje yra ne tuo keliu, kuriuo siūlo Balas ir Aštartė. Moteris atsigręš į vyrą su meile. Mesiniais laikais tai įvyks. Ne su manipuliavimu, bet su meile. Kad tai įvyktų, reikia daug. Kad Mesijas turi ateiti ir daugybė dalykų su tuo susiję turi įvykti. Tai šitoj vietoj eikime į Kristaus kančios kovos, to lemiamo mūšio už mano išgelbėjimą apmąstymą ir kvieskime jo pagalbą, jo malonę į tuos labai svarbius ir skaudžius santykius. Tai yra vyro ir moters santykius. Ačiū.